Šios savaitės LRT Lituanikos pasaulio lietuvių žiniose. Labdaros mugė Bazaar International Liuksemburge. Kulinarinis vakaras Švedijoje. Lietuviška vakaronė sparnai Airijoje. Akcija Įžiebkime advento langą Vokietijoje. Mokinių mainų projektas. Iš širdies į širdį per lietuvius vienijantį LRT Lituanikos kanalą laidoje Pasaulio lietuvių žinios. Brangus LRT Lituanikos pasaulio lietuvių žinių žiūrovai ir reporteriai. Prasidėjo paskutinis metų mėnuo, lietuvių tradicijoje dar vadinamas adventu arba leliumais. Kalėdų naujųjų metų laukimas – tai laikas, kai daugiau dėmesio skiriame apmąstymams bei susikaupimui. Aktyviai svečiuose šalyse veikiančių lietuviškų bendruomenių gyvenime susikaupimas pasireiškia kultūrinių renginių gausa. Nes akivaizdu, kad ko gero tik per kultūrą galime išties išsaugoti savąją tapatybę ir vienybę. Kaip visada nekantriai laukiame jūsų bendruomenių gyvenimo akimirkų ir naujų vaizdo pranešimų, kuriuos siųsti galite elektroninio pašto adresu tapatybė@lrt.lt. O dabar jūsų dėmesiui šios savaitės Pasaulio lietuvių žinių laida. Lapkričio 28-29 dienomis Liuksemburgo parodų rūmuose Liuksexpo vyko kasmetė kalėdinė labdaros mugė Bazaar International. Tai viena populiariausių švenčių Liuksemburge. Jos nekantrai laukia ne tik vietiniai, bet ir imigrantai iš svečių šalių. Mugėje pristatantys savo šalies kultūrą, valgius, tradicinius meno dirbinius. Kasmet kalėdinę labdaros mugę Bazaar International aplanko apie 100 000 svečių. Šiemet dėl teroristinių aktų grėsmės buvo tikėtasi sulaukti mažiau lankytojų, bet prognozė nepasitvirtino. Lankytojai plūste plūdo į renginį. Po praėjusių metų itin sėkmingo pasirodymo 3 Baltijos šalys – Lietuva, Latvija ir Estija – dar kartą suvienijo jėgas ir mugėje kartu atstovavo Baltijos jūros regionui. Baltų stendas mugės lankytojus viliojo įvairių lietuviškų gardumynų gausa. Svečiai buvo raginami paragauti ir įsigyti lietuviškos duonos, saldžios grietinėlės sūrių, rūkytų lašinių ir dešros, natūralaus medaus, įvairių duonos kepinių, suvalkietiškų šakočių, šimtalapių, burnoje tirpstančių grybukų, šalto lietuviško alaus. Taigi vėl mes 4 metus iš eilės susirinkę čia Bazaar International de Luxembourg, kur mes esame įkūrę baltų stendą kartu su latviais, estais ir lietuviai. Mūsų stendas tikrai labai populiarus kiekvienais metais. Dauguma lankytojų apsilanko iš metų į metus. Tie patys lankytojai ateina ir jie perka netgi ir tas pačias prekes, žiūri ir naujovių, kokių mes galime pateikti. Smalsių mugės lankytojų dėmesį patraukė ir lietuviški rankų darbo gaminiai. Šilti vilnonio užklotai, dailios moherio, veltos vilnos ir šilkos skraistės, Jūratės Merkienės dirbiniai iš odos. Baltų stendo atstovai džiaugiasi sulaukę nemažai ankstesnėse mugėse sutiktų lankytojų. Šiemet prie mūsų stendo jie užsuko jau ne vieni, o su draugais, kuriems rekomendavo ne tik paragauti, bet ir įsigyti patikusių lietuviškų gaminių. Tikrai labai smagus jausmas atvykus į Liuksemburgą, ateiti, pamatyti Lietuvos trispalvę, pamatyti taip mums gerai pažįstamus lietuviškus produktus, lietuviškus suvenyrus, kuriuos tikrai mielai perka Liuksemburgo gyventojai ir šios mugės svečiai. Ir man kaip Lietuvos ambasadoriui tikrai yra labai smagu, kad būtent šitoje mugėje labai akivaizdus yra mūsų šauniosios Liuksemburgo lietuvių bendruomenės susitelkimas. Jis yra labai akivaizdus, bendruomenė labai puikiai savarankiškai dirba ir sugeba tikrai sugeneruoti tokią gražią bendruomeninę veiklą, kaip šis stendas. Na, kas dar yra svarbu pažymėti, tai kad ši mugė neeilinė yra tuo, kad ji vyksta Liuksemburgo pirmininkavimo Europos Sąjungai metu. Ir būtent šiais metais iš tikrųjų tarptautinis dalyvavimas, svečių kiekis mugėje tikrai yra didelis ir būdami čia su savo stendu mes taip pat, mūsų bendruomenė taip pat prisideda ir prie Lietuvos įvaizdžio propagavimo visoje Europos Sąjungoje.
Kalėdinėje labdaros mugėje Bazaar International surinktos lėšos bus išdalytos įvairioms labdaros organizacijoms. Dalis pinigų bus skirta ir Lietuvoje veikiančiam labdaros ir paramos fondui Rugutė. Be galo smagu būti Lietuvos kultūros ambasadoriais šitoje tarptautinėje Kalėdų labdaros mugėje, turinčioje labai senas gilias tradicijas, nes šitos mugės šaknis siekia 56 metus, kada pirmas sykį buvo organizuotos šitos mugės. Ir lankytojai žino, kas tai yra, kad jie gali ateiti, kad jie gali nusipirkti kalėdinių suvenyrų, kad jie gali paragauti įvairiausio maisto iš įvairiausių šalių, iš įvairiausių tautų. Ir svarbu, kad mes čia pristatom kartu ne tik savo kultūros, tautodailės paveldą, ne tik savo kulinarijos paveldą, bet parodom, kokie mes esam lietuviai, nes stende dirbantis žmonės, jie yra su tautiniais rūbais, jie pasipuošia gintaro karoliais. Na ir lietuvių suvenyrams, aišku, atstovauja gintaras, nėriniai, vilnos vėliniai ir taip toliau. Nepaprastai smagu žinoti, kad savo darbu, savo narystę galime prisidėti prie gero tikslo, tai yra surinkti pinigėlių labdarai. Lietuvių ir kartu Baltijos stendas remia fondą Rugutė, kuris skiria savo pinigėlius vėžių sergantiems vaikučiams. Taigi mūsų tikslas, mūsų atstovavimas savo tautai šičia yra labai kilnus ir mes tuo labai džiaugiamės, labai didžiuojamės. Turbūt viena būtų ateiti ir sudalyvauti šitoje tarptautinėje labdaros mugėje, kažką perkant kituose stenduose ir visiškai kitą savanoriaujant savo stende, pateikiant savo gaminius ir mes tuo labai labai džiaugiamės. Šiemet stende yra labai daug savanorių, jie mielai sutiko padėti. Nuo pat 6 ryto kėlėmės, gaminom cepelinus, pjaustėm baltą mišrainę, nešėme į stendą ir labai džiaugiamės, kad buvom įvertinti, nes didžiulis puodas 80 cepelinų ištirpo per porą valandų. Aš labai didžiuojuosi ir džiaugiuosi galėdama atstovauti Lietuvai Liuksemburgo tarptautinėme bazare, kur susirenka daugybė kultūrų. Žinia, Liuksemburge gyvena per 172 pasaulio tautų atstovai. Taigi Lietuva turi galimybę ir pasirodyti, ir įsiskirti, ir savo šalį kultūringai, išraiškingai pristatyti tiek savo prekiam, tiek savo bendravimu, tiek savo tautiniais kostiumais. Pati esu šiandien pasipuošusi suvalkiečių kapsų tautiniu kostiumu. Be abejo, karūnėlės trūksta, bet vėliau jinai bus. Ir norėčiau pasakyti, kad tas kostiumas, sakykime, toks, gal jis kitoks, jisai ryškesnis, suvalkiečiai buvo turtingesni Lietuvos žmonės. Taigi vakar labai nustebino Britas, festivalio metu bėgęs iš paskos ir klausęs, iš kurgi aš būsianti. Užteko pasakyti, kad lietuviai iš tikrųjų jo mergina yra Latvė ir jam pasirodė mano kostiumas labai panašus į jo merginos kostiumą. Taigi, kas yra įdomu, Britai mus atpažįsta, kitų tautybių atstovai mus atpažįsta ir man atrodo, kad iš dalies tikslas yra pasiektas, nes mes atstovaujam savo šalį, mes atstovaujam savo kultūrai, o mūsų tautinis kostiumas visgi yra išskirtinis ir iš tikrųjų turintis daug visokių tautinių, sakyčiau, netgi ir pagoniškų elementų, kurie yra įsimintini. Kalėdinės labdaros mugės lankytojai Baltų stende gali ne tik susipažinti su mūsų tautos tradiciniais valgiais ar rankų darbo gaminiais, bet ir pabendrauti su čia dirbančiais lietuviais savanoriais. Būtent Liuksemburge gyvenančių lietuvių entuziastų dėka Lietuvos vardas garsinamas vienoje didžiausių mugių vakarų Europoje. Lapkričio 29-ąją vienoje iš Liuksemburgo miesto centre įsikūrusių salių vyko kalėdinis vaikų renginys. Čia mažiesiems parodytas spektaklis Arklio Dominiko meilė, sukurtas pagal žinomą to paties pavadinimo Vytauto V. Landsbergio meilės ir kelionių pasaką. Tai vaikučiai, šiandien mes turėsim viską. Ir spektaklį, ir žaidimus, gal ir kalėdų senis mus aplankys, gal ir dovanų atneš. O pradėsime mes nuo spektaklio. Spektaklį mums atvežė vaikų teatras Avilys iš Vilniaus. Matydamas tokį būrį jūsų, jūsų pačių, jūsų tėvelių, jūsų senelių, tai tiesiog labai džiaugiuosi.
jūs visus čia matydamas. Labai džiaugiuosi, kad einat į lietuviškus renginius, nes yra man kaip ambasadoriui pats svarbiausias dalykas, kad jūs neužmirštumėt lietuvių kalbos. Ir šitas spektaklis bus lietuviškai, tikrai būkite atidūs, bendraukite tarp savęs lietuviškai. Svarbu iš tikrųjų, kad ta lietuvybė, jinai bendruomenėse užsienyje gyvuotų ir kad mes visi išliktumėm lietuviai ir neužmirštumėm, iš kokios šalies esam kilę. Aš džiaugiuosi ir galvoju, kad šitas renginys yra įdomus ir naudingas ne tik man, bet ir jums visiems. Tai aš irgi prisidedu prie tų sveikinimų su artėjančiom šventėm ir linkiu gero ir smagaus vakaro ir gerų dovanų vaikams. Arklio Dominyko meilė – tai pasakojimas apie laukinį arklį Dominiką, kuris įsimylėjo rugiagėlę. Meilė buvo tokia stipri, kad arklys Dominikas nepatingėjo ir į Afriką nukeliauti, kad perduotų linkėjimus savo mylimosios giminaitėms rugiagėlių pievai. Keliaudamas jis sutiko krokodilą, kupranugarį, beždžionę, dramblį, begemotą. Kiekvienas iš šių personažų turi savo charakterį, lengvai atpažįstamą ir žmonių pasaulyje. Chuliganas krokodilas, verslininkas kupranugaris, pamaiva beždžionė. Nugalėjęs visus sunkumus, Dominikas grįžta į ankstyvą pavasarį, kad vėl pasėtų savo rugiagėlę. Rugiagėlė šioje istorijoje įkūnija kiekvieno iš mūsų svajonę, tačiau kad jį išsipildytų, tenka įdėti nemažai pastangų. Į kalėdinį renginį Liuksemburge susirinko daugiau kaip 130 vaikų. Tai itin pradžiugino ne tik spektaklyje vaidinusius Avilio teatro aktorius, bet ir dovanomis nešina Kalėdų senelį, kuris siekdamas, kad Liuksemburge ir aplinkinėse šalyse gyvenantys jaunieji lietuvaičiai patobulintų lietuvių kalbos žinias ir susipažintų su lietuvių literatūra, kiekvienam vaikui padovanojo Vytauto V. Landsbergio knygą Arklio Dominyko meilė. Kalėdinėme vaikų renginyje, kurį organizavo Liuksemburgo lietuvių bendruomenė, kartu su Lietuvos ambasada Belgijoje, netrūko linksmų žaidimų, uždegančių šokių, skambios muzikos. Šventėje smagiai laiką leido ir vaikai, ir jų tėvai. Esame Liuksemburge. Liuksemburge, kuris yra labai toli nuo Lietuvos, atrodo pakankamai toli. Buvome Briuselyje, dabar esam Liuksemburge, lietuvių bendruomenėje ir mums labai smagu ir gera čia. Todėl, kad čia nuostabūs žmonės, nuostabūs vaikai. Iš tiesų, šitoje kelionėje mes sutikom labai daug gražių ir šviesių žmonių, ko Lietuvoje kartais pasigendam. Mes lietuviai truputėlį niūrūs esam. Čia žmonės džiugus, linksmi ir moka švęsti. O švęsti pradėjo labai anksti. O pradėjo švęsti Kalėdas. Spektaklis vaikams, kuriame vaikai gali pamatyti daug ką. Nes šitas spektaklis yra apie mūsų visų šaknis. Apie mūsų namus, apie mūsų šaknis, apie tai, ką mes turim labai gražaus ir kuo mes galim pasidžiaugti ir pasidalinti su pasauliu. Labai sutikau puikius žiūrovus, tikrai nerealiai puikius, nes vaikai buvo labai geri žiūrovai, nors pradžioje atrodė, kad jie bus labai išdykę ir triukšmingi, bet gavosi labai atvirkštinis variantas, visi žiūrėjo labai gerai, bent jau mano nuotaika yra labai gera. Ir labai smagu, kad lietuviai visgi, kurie išvažiavę, ne Lietuvoje, visgi nepamiršta savo būtent miesto, savo šalies. Ir vat po spektaklio beždžionėlė Emanuelė ateina su gaubliu žaisti su vaikais ir ieškoti Arklio Dominyko. Ir aš kai paklausiau Briuselyje, paklausiau Liuksemburge vaikų, į kokią čia šalį aš atkeliavau, jie visi man pasakė, kad tai yra beždžionėlė Emanuelė, atėjo į Lietuvą. Nors beždžionėlė Emanuelė buvo Briuselyje, buvo Liuksemburge. Bet vaikai man tikino, kad tai yra Lietuva. Ir tai, tikrai labai smagu ir labai gera. Ir tikrai net negalvojau, kad kažkur tai už 1000 kilometrų plaka tokios šiltos, jautrios lietuviškos širdis. Jau 6 metus Vokietijos lietuvių bendruomenė kartu su vasario 16-osios gimnazija Hüttenfelde pirmąjį advento savaitgalį visus tautiečius kviečia įžiebti, ko gero aukščiausią simbolinę regiono eglę – Renhofo pilies bokštą. Šiemet advento pradžią simbolizavo tradicinė Hüttenfeldo katalikų ir evangelikų bažnyčių akcija Įžiebkime advento langą. Pagrindinį akcijos objektą, advento langą, sukūrė vasario 16-osios gimnazijos dailės mokytoja Aina Janulioninė.
Lapkričio 28-ąją vykusioje šventėje dalyvavo gausus būrys svečių. Hiutenfeldo seniūnas Karlas Heinzas Bergas, vasario 16-osios gimnazijos direktorė Janina Vaitkienė, katalikų kunigas daktaras Virginijus Grigutis, evangelikų kunigas Reinaldas Fur ir kiti. Susirinkusiuosius pasveikino Vokietijos lietuvių bendruomenės pirmininkas Antanas Šiugždinis. Šią savaitę mes turėjom su vyriausiais vasario 16-osios gimnazistais susitikimus ir bendraut apie tikėjimo lobius, apie tikėjimo turtus ir su sutvirtinimo sakramento grupė bei ateitininkais čia veikiančiais. Tai mes iš tikrųjų tą laiką, kelias valandas čia bendraudami iš tikrųjų atrodo suradom bendrą kalbą ir pamatėm vieni kitus ir leidom vieni kitiems pamatyti tai, kuo gyvenam, tai, ką vertinam. Iš tikrųjų, aš džiaugiuosi pamatęs ir susitikęs ir su kai kuriais net ir susipažinęs su čia esančiais gimnazistais ir mokytojais. Ir mes paskui kalbėdami su gimnazijos direktorė netgi bandėm pasakyti, kuo jie skiriasi šitie moksleiviai nuo lietuvių, nuo Lietuvoje studijuojančių vaikų ir gimnazistų. Ir kažkaip bendra tokia nuotaika, šitie vaikai yra atviresni ir šitie vaikai turi mažiau agresijos, įvardinom. Su jais yra įmanoma kalbėtis tokiom įdomiom, keistom temom, apie kurias aš galvoju net negalėtų kilti turbūt klausimų arba neišdrįstų Lietuvoje esantys moksleiviai užduoti klausimus. Čia jie visiškai ramiai, jie atvirai klausinėja tai, kas jiem rūpi ir bando savo nuomonę pasakyti, tai iš tiesų buvo smagu bendrauti su jais. Ekumeninę renginio dalį organizavo vasario 16-osios gimnazijos ateitininkai. Jų kuopos vadovė mokytoja Marytė Dambriūnaitė Šmitienė bei kunigas Virginijus Grigutis. Pritariant gimnazistams Viktorijai Holiai ir Davidui Milašiui, ateitininkai renginio svečiai kartu giedojo giesmes, skaitė skaitinius. Visą vakarą Pilies kieme veikė kalėdinė mugė. Joje buvo galima paragauti ne tik lietuviškų, bet ir vokiškų gardumynų. Lapkričio 29-ąją į visų Lietuvos šventųjų vardo koplyčią Renhofo pilyje tikinčiuosius melstis pakvietė kunigas Artūras Kazlauskas. Los Andželo Šventojo Kazimiero parapijos klebonas Tomas Karanauskas, vasario 16-osios gimnazijos ir Lampertheimo parapijos kapelionas daktaras Virginijus Grigutis. Šio advento lango įžiebimas, dekoracija, tai meilė į mūsų širdis, į Betliejų. Tai meilė kiekvienam iš mūsų artimam ir šalia mūsų esančiam žmogui. Labai džiugu ir malonu pastebėti, kad į kalėdinę mugę, į pirmo adventinio lango uždegimą atėjo ne tik Hiutenfeldo gyventojai, bet ir lietuviai iš Ledenburgo, Bensheimo, Heppenheimo, Wormso, Lampertheimo ir artimesnių miestelių. Jautėsi kiekvieno širdyje pagyvėjimas, atjauta kitam, meilė artimam. Viso pasaulio geros valios lietuviams, nežiūrint jų amžiaus, išsilavinimo, užimamų pareigų, linkiu geros sveikatos, žvalios nuotaikos, gražaus ir ramaus prieškalėdinio laiko. Lapkričio mėnesį Dubline, Airijoje veikianti lituanistinė mokykla Keturi vėjai kartu su Vilniaus lietuvių namais jau antrus metus iš eilės organizavo vyresnių klasių mokinių mainų projektą Mokinys mokiniui. Tai jau antrus metus vykstantis projektas, kurio metu moksleiviai iš Airijos, iš Dublino Keturių vėjų mokyklos važiuoja į Lietuvą, į Vilniaus lietuvių namų mokyklą ir po to vyksta grįžtamasis vizitas, kai Vilniaus lietuvių namų moksleiviai, mokyklos, kurioje mokosi ne vien tik tai moksleiviai iš Vilniaus, bet taip pat ir tremtinių ir netgi kitų užsienio lietuvių vaikai, jie tada atvažiuoja į Dubliną, į mūsų mokyklą, gyvena tų moksleivių, kurie vyko į Vilnių šeimose, susipažįsta su mūsų lituanistinės mokyklos veikla ir taip pat pamato, kaip gyvena užsienio lietuviai, jų bendraamžiai, mokiniai, kurie lanko lituanistinės mokyklas.
Projekto tikslas – skatinti skirtingose pasaulio šalyse gyvenančių mokyklinio amžiaus vaikų bendravimą, suteikti galimybę vaikams susipažinti bei pamatyti mokymosi procesą kitoje švietimo įstaigoje. Pirmoji projekto dalis vyko Lietuvoje. 9 4 vėjų mokyklos mokiniai ir juos lydėjusi mokytoja atskrido į Vilnių, kur juos pasitiko Vilniaus lietuvių namų kolektyvas. Per 4 dienas trukusią viešnagę svečiai iš Dublino susipažino su Vilniaus lietuvių namų mokiniais. Dalyvavo integruotose lietuvių kalbos, dailės, fizikos, technologijų, istorijos pamokose. Aplankė Dubingius, Kernavę, apžiūrėjo pagrindinius Vilniaus miesto objektus. Po kelių savaičių Vilniaus lietuvių namų moksleiviai, lydimi 2 mokytojų, atvyko į Dubliną. Airijos sostinėje vilniečiai apsistojo 4 vėjų lituanistinės mokyklos auklėtinių šeimose. Lapkričio 28-ąją šeštadienį visi kartu ėjo į pamokas, sprendė bendras lietuvių kalbos užduotis. Po pamokų mokiniai apžiūrėjo Dublino senamiestį, apsilankė keliuose muziejuose ir parodose. Vaikų atvažiavusių į Airiją klasės vadovė. Todėl man iš tikrųjų buvo labai įdomu ir mes, aišku, labai džiaugiamės, kad mus pakvietė į tą projektą dalyvauti būtent paauglius vaikus, kadangi tai yra vaikams labai yra gera patirtis. Jie socialiai daug pasisem žinių, kaip tai gyventi užsienyje, nors dauguma iš jų yra užsieniečiai, bet vis tiek tai yra kita šalis, kita kultūra, kiti papročiai, kitas transportas, kaip aš sakau, kita pusė, tai yra viskas labai įdomu. Ir žinoma, dėl kalbos, kad jiems yra labai be galo gera patirtis, nes jie vis tiek sutinka ne tik lietuvių kilmės vaikus, bet ir airius, ir anglus. Ir kaip Gabrielė atvažiavusi iš Anglijos, jis sako, man labai patinka airiai, nes jie kitokie yra, ir kitoks akcentas. Tai yra begalinė vaikams patirtis, kuri tikrai liks visam gyvenimui. Ir aš manau, kad tai yra labai naudinga, nes tiesiog lietuvių vaikams, žinot, kaip išvažiuoti į užsienį, tai yra iššūkis. Tai būtent tie socialiniai įgūdžiai yra tikrai labai svarbus. Ir manau, kad tai yra labai geras dalykas, kad mes galim tiesiog bendradarbiauti, išvažiuoti, pabūti. Ir tikrai džiaugiuosi, kad mokyklos vadovybė mus išleido. Lapkričio 29-ąją sekmadienį mokiniai kartu su mokytojais neišsigando permainingo oro ir patraukė į žygį pėsčiomis po Dublino apylinkes. Visus itin pradžiugino pasakiškai gražūs vaizdai, atsivėrė užkopus į kalną ir banguotą jūrą, kurios pakrantėje projekto dalyviai puikiai leido laiką. Sekmadienio vakarą mokiniai ir mokytojai dar užsuko į boulingą, neformalioje aplinkoje pasidalijo įspūdžiais apie patirtus nuotykius. Šie vizitai buvo puiki galimybė Airijoje gyvenantiems jauniesiems lietuviams pasisvečiuoti Lietuvoje, o vilniečiams aplankyti Airiją, pamatyti ją ne tik turistų, bet ir vietinių akimis. Šiais metais turėjau progą sudalyvauti lituanistinės mokyklos 4 vėjų projekte, su ją važiuoti į Lietuvą, pamokoti lietuvių mokyklose, lietuvių namuose, nueiti į klases, susipažinti su daugeliu įdomių ir naujų žmonių. Tikriausiai, kas labiausiai patiko, tai pajusti tą tokią lietuvišką mokyklą, kuri nesibaigė ties pirmą valandą ir visokius senus laikus, grįžęs iš ten, kurios pats gilės, tai tas ir labiausiai buvo tokia nuostaba grįžus, nežinai ką veikti, ką daryti, bet po kelių pamokų viskas susidėlioja ir viskas labai fainai. Tai yra kaip mano pirmi metai, kai aš dalyvauju tokioje mainų programą kaip ši. Šiaip niekada nebuvau išvažiavęs iš tokių tikslų. Tai šiaip iš tikrųjų buvo labai įdomu Airijoje pamatyti šeimas gyvenančias, kaip jos gyvena. Šiaip teko pabendrauti truputį, matosi, kad jie nepamiršta lietuviškų tradicijų ir kad jie nepamiršta lietuvių kalbos. Su mano bendraamžiais buvo labai smagu bendrauti ir tokį airišką įspūdį pamatyti miestą šiaip truputį. Jo, buvo labai faina. Kai aš dainuoju, mano pasauliui viskas gerai. Kai aš dainuoju, aitvarai pakyla. Į svarbią tylą kyla mano svajonės ir aitvarai.
Tokiais dainos sparnai žodžiais lapkričio 29-ąją prasidėjo gražiai ir šilta prieš kalėdinę Airijos lietuvių vakaronę. Į viešbučio Carlton salę susirinko didelis būrys tautiečių ir maži ir dideli nekantriai laukė skambių lietuviškų dainų uždegančių šokių. Vėjota ir lietinga popietė susirinkusiusius savo pasirodymai sušildė grupė Andu, Ingos Paškevičienės vadovaujamas vaikų muzikinis kolektyvas Baltieji perliukai. Užburiančius šokius demonstravo Elono šokių studijos Step by Step merginos bei rokoko šokėjos, kurioms vadovauja Elona Šemetienė. Teatralizuotą pasirodymą surengė Laimos Prokofjevienės sukurtas pirmasis lietuviškas teatras Airijoje Alternatyva alternatyvai. Airijos lietuvių folkloro ansamblis Dobilas ir jo vadovė Rita Kondrotaitė renginio svečiams priminė advento reikšmę, norinčius mokė senųjų lietuvių liaudies šokių. Daug aplodismentų sulaukė moksleivės Emilija Slankauskaitė ir Meida Stonkutė, publiką džiuginusios nuostabiai atliekamomis dainomis. Šventės organizatoriai džiaugiasi sulaukę svečių iš Lietuvos. Į renginį atvyko Seimo nariai Kęstas Komskis, Petras Gražulis, Vytautas Kamblevičius, visuomenės veikėjai ir verslininkai Andrius Šedžius, Jonas Gumbelevičius ir kiti. Gražus renginys turėjo kilnų tikslą. Jame buvo renkamos lėšos mažajam Giedriui, kuriam reikalinga delfinų terapija. Lietuviškos vakaronės metu buvo surinkti 518 eurų. Ši suma bus skirta Giedriaus gydymui. Šventėje galima buvo išbandyti laimę loterijoje, kuriai prizus įsteigė renginio rėmėjai – frakcija Tvarka ir teisingumas, Lockhouse, Pritski ir kiti. Šventės organizatoriai neslėpė džiaugsmo, kad pavyko įgyvendinti pagrindinį tikslą – visiems Airijoje gyvenantiems tautiečiams suorganizuoti nemokamą renginį. Pasak vakaronės iniciatorių, pakanka suburti entuziastų komandą, labai norėti, būti užsispyrusiems, įdėti šiek tiek pastangų ir tuomet visi neįmanomi dalykai taps realūs. Lapkričio 29-ąją lietuvių jaunimo bendruomenė Švedijoje suorganizavo dar vieną Stokholmo apskrityje gyvenančius tautiečius suburiantį renginį Kulinarijos vakarą. Vienoje iš 24 000 Stokholmo salyną sudarančių salų 4 patiekalų ruošimo kovose varžėsi 4 kulinarijos iššūkių nepabūgusios lietuvių komandos, kurioms vadovavo žinomas Lietuvos kulinaras Linas Samėnas, šiuo metu gyvenantis ir dirbantis Švedijoje. Įsikūrėme dar visai neseniai, maždaug prieš 1,5 metų. Pradžioje mūsų bendruomenė darė labai nedidelius renginius, turėjome 3, 4, 5 aktyvius narius. Jau atrodė, kad jau viskas įsiskirstime ir nebeliks bendruomenės. Bet šiemet gavome paramą iš Lietuvos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Suorganizavome keletą didesnių renginių, tai yra būtent šis kulinarinis vakaras, liaudies vakaronė. Atsirado daugiau iniciatyvių žmonių ir dėl to, kaip sakant, įpurškė degalų į mūsų ugnį. Dabar bendruomenė atrodo visai stipri. Esame visi optimistiški, entuziastingi ir tikimės organizuoti dar daug renginių. Akylai stebėti ir nuolat vertinimo komisijos narių raginti greičiau serviruoti stalą konkurso dalyviai bemaž iškart suprato, kad vienas iš pagrindinių vertinimo kriterijų – patiekalų estetinis apipavidalinimas. Būtent todėl kiekviena komanda stengiasi nustebinti ne tik kuo skanesnėmis, bet ir kuo gražiau pateiktomis vaišėmis. Už lango jaukiai spraksint laužui, visi kruopščiai ruošti valgiai netrukus buvo išragauti, o vakaras tęsiasi žaidžiant įvairius susipažinimo žaidimus, mezgant padėkos tinklą ir tiesiog šiltai bendraujant. Kulinarinio vakaro svečiu tapo ne tik visuose Švedijos lietuvių bendruomenės renginiuose aktyviai dalyvaujantis Lietuvos ambasadorius Švedijos karalystėje Eitvydas Bajarūnas, bet ir aktorius, vaikų teatro pedagogas, žurnalistas, rašytojas ir visuomenės veikėjas Arkadijus Vinokuras. Lietuvių jaunimo bendruomenės Švedijoje nariai galėjo pabendrauti ir su menininku, socialinių akcijų kūrėju bei pasaulio lietuvių žinių atstovu Mariumi Abramavičiumi.